Laba diena, mano vardas Agnė ir šiandien norėčiau Jums pristatyti Accents Envision 9 versiją. Taigi, Accents Envision tai rizikų prevencijos IT infrastruktūroje paketas, kuris padės identifikuoti gedimus tinkle ir greitai juos šalinti, audituoti IT infrastruktūrą ir planuoti naujinimus, stebėti darbuotojų produktyvumą ir nustatyti atsakingus dėl pažeidimų, taip pat padės šalinti gedimus nuotolinėse darbo vietose, apsaugoti įmonės duomenis nuo nutekėjimo nutekinimo. Šį programinį paketą sudaro 5 moduliai, tai būtų tinklo stebėjimo modulis, tinklo paieška, stebėsena ir vizualizacija, audito modulis, programinės ir techninės įrangos auditas, vartotojų modulis, vartotojų darbo vietų stebėjimas, helpdesko modulis, nuotolinė pagalba darbuotojams, duomenų apsaugos nuo nutekėjimo, nutekinimo modulis. Taigi, pradėkime nuo tinklo modulio. Tinklo modulis leis stebėti visus prie tinklo prijungtus įrenginius vizualiai, net ir mobiliuosius telefonus, kurie prisijungia prie tinklo Wi-Fi pagalba. Tam yra naudojami TCP/IP, SNMP, WMI protokolai. Taigi, tai, ką jūs dabar matote mano ekrane, yra tinklo modulis, grafinė jo atvaizdacija. Tinklas yra aptinkamas nurodžius tinklo adresą ir automatiškai aptinkami visi įrenginiai šiuo metu esantis tinkle. Pilka spalva pažymėti įrenginiai yra tie įrenginiai, kurie šiuo metu veikia. Kaip matote, mes naudojame IP telefonus, todėl juos čia ir matote. Raudona spalva pažymėti įrenginiai yra tie įrenginiai, kurie šiuo metu yra išjungti. Rodomas laikas, kiek laiko su jais yra nedirbama. Ir geltona spalva pažymėti įrenginiai yra tie įrenginiai, kurie šiuo metu turi tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, servisas neatsako ir matome, kiek laiko neatsako. Prie kiekvieno įrenginio mes matome ikoną, kurioje pavaizduota operacinė sistema. Taip pat galime matyti įrenginio pavadinimą ar IP adresą, arba abu juos. Jeigu mums nepatinka tai, ką mes matome, visada galime pasikeisti. Galime pasirinkti kitą tipą iš nurodytų arba susikurti savo. Parašyti tipą bei pridėti ikoną. Be šios grafinės atvaizdacijos mes taip pat galime matyti įrenginius sąraše išdėstytus, matyti darbo vietas, kuriuose yra įdiegtas agentas, apie kurį pakalbėsiu vėliau. Taip pat kurti vartotojus, jiems priskirti tam tikras teisės. Pavyzdžiui, kokius modulius jis galės peržiūrėti ar valdyti, kokius tinklus jis galės administruoti, net kokius skyrius galės administruoti. Fixed assets. Matome ilgalaikį turtą tų darbo vietų, kuriuose yra sudiegtas agentas. Taigi, mes galime turėti daugiau nei vieną tinklą bei potinklius, bei įrenginius priskirti tam tikriems skyriam poskyriam. Pereikime prie testinio įrenginio. 2 kartus paspaudę ant įrenginio mes matome, kiek laiko įrenginys buvo įjungtas, kiek laiko jis buvo išjungtas, kiek laiko turėjo tam tikrų problemų. Taip pat galime stebėti servisus, kurie veikia, kaip jiems sekasi, stebėti performansą bei matyti event logo informaciją. Žinoma, programa yra išmani, todėl suprantame, kad vartotojams tikriausiai reiktų skirti 8 darbo valandas, norint viską prižiūrėti. Todėl tam yra puikus funkcionalumas, priminimų funkcionalumas, kur jūs jau pagal išankstinės pradinės sąlygas galite susikurti įvairius priminimus, pranešimus apie vienus ar kitus įvykius. Informuoti apie šiuos įvykius galite būti elektroninio pašto žinute, SMS žinute, jeigu telefonas yra prijungtas prie serverio, ICQ pranešimu, arba tiesiog ši informacija būtų rašyta į logą. Be viso to yra galimybė turėti ataskaitas apie vienus ar kitus įvykius, apie
įrenginio naudojimą, pakeitimus ar kitas jūs dominančias sąlygas. Taigi toks yra tinklo modulis, visiems kitiems moduliams yra reikalingas agentas. Agentas yra pažymimas kaip mažas vartotojas, maža vartotojo ikona prie pagrindinės įrenginio ikonos. Agentą galite įdiegti tiesiai iš šios valdymo konsolės, tai MCI failiukas. Žinoma, galite šį failiuką paduoti ir per Group Policy, jeigu naudojatės Active Directory arba išmania antivirusinė programa. Taigi, kitas modulis būtų vartotojų modulis. 2 kartus paspaudę ant vartotojo, patenkame į vartotojo modulį, pasirinkime datą, kurią norėtumėme stebėti. Galime pasirinkti 1 dienos, 7 dienų arba mėnesio intervalą, taip pat galime nurodyti konkrečią datą. Taigi, pirmame grafike matome, kiek su įrenginiu laiko buvo aktyviai dirbama, raudona spalva pažymėta, kiek su įrenginiu buvo neaktyviai dirbama. Taigi, agentas fiksuoja aktyvų laiką tada, kai yra spaudžiami klaviatūros klavišai, pelės klavišai arba važiuojama pelės rutuliuku. Po 5 minučių, jeigu nėra atliekamas nei vienas iš paminėtų veiksmų, agentas fiksuoja kaip neaktyvų laiką, interpretuodamas, kad tai yra kavos pertraukėlė. Be viso to galime matyti, ką vartotojas veikia tą dieną, kiek laiko jis praleido interneto naršyklėse, kiek naudodamas kitas programas, kiek laiko naudodamas dokumentų tvarkymo programas. Šalia pateikiamas top dažniausiai aplankomų interneto puslapių adresai. Taip pat galime matyti generuojamą duomenų srautą. Kaip matome, įrenginys buvo įjungtas 7:59 minutės, jis išjungtas 16:56 minutės. Galime matyti visas kavos pertraukėles, kada vartotojas jas darė. Kaip ir minėjau, po 5 minučių neaktyvaus darbo laiko yra fiksuojama kavos pertraukėlė. Taigi mums gali kilti įtarimas, kur vartotojas buvo šiuo metu, tik prasidėjus darbo valandomis. Jeigu vartotojo kalendorijoje nematome jokių įvykių, susirinkimų, susitikimų, visada galime paklausti, kur jis buvo, ką tuo metu veikia. Kodėl įrenginiu nebuvo naudojamasi, tačiau įrenginys buvo įjungtas. Taip pat galime matyti, kokiamis aplikacijomis vartotojas naudojo. Jos yra skirstomos į web browsing, kitas aplikacijas bei dokumentų redagavimo programas. Taigi, mes matome, kiek laiko buvo naudojamasi šią programą ir kiek laiko ji iš tikrųjų buvo įjungta, tačiau kabėjo fone. Taigi, jeigu vartotojas atsidarys dokumentų redagavimo programą, joje sutaipins 5 ženklus, o iš tikrųjų naršys internete ir skaitys naujienų portalą, mes tai tikrai matysime. Matome visas naudotas programas išdėstytas laike, kiek laiko jose praleista. Šis funkcionalumas leidžia mums efektyviai naudoti brangias licenzijas, kaip Microsoft Office licenzijas, kadangi įdiegus Accensą neretai pastebima, kad tokios brangios licenzijos kaip Microsoft Office yra naudojamas tik 1 kartą per metus 5 minutėms, ypač darbo vietomis, kurios labai retai dirba su dokumentais. Analogišką situaciją turime ir su lankomais internetiniais puslapiais. Jie skirstomi į kitus, neproduktyvius ir produktyvius. Kiti puslapiai, neproduktyvus įvairūs socialiniai tinklai, produktyvus puslapiai yra tie puslapiai, kurie yra jūsų tinklo puslapiai arba Wikipedija. Taigi matome aktyvų laiką, kiek kartų buvo apsilankyta šiuose puslapiuose. Taip pat visą informaciją matome išdėstytą laike. Galime peržiūrėti generuojamą duomenų srautą, iš kur jis gautas, kur perduotas.
Taip pat yra galimybė daryti ekrano nuotraukas, stebėti, ką vartotojas spausdino, kiek tai lapų sudarė, koks buvo dokumento pavadinimas, kiek įmonei tai kainavo. Žinoma, neretai darbuotojai darbe atsispausdina savo reikmėms reikalingus dokumentus, elektroninės knygas, magistrinius darbus, vaikams į mokyklas įvairias užduotis. Taigi Accensas būtų puikiai priemonė tai kontroliuoti. Be viso to galime stebėti, ką vartotojai siunčia iš POP3 protokolu veikiančių elektroninio pašto programų. Tačiau matytumėm tik tai laiką, kada išsiųstas laiškas, kam jis buvo išsiųstas, laiško temą, priedų pavadinimus su plėtiniais bei dydį. Tačiau nematytumėm pačio turinio, kadangi Europos komisija šiuo klausimu riboja. Žinoma, yra galimybė atlikti blokavimą. Blokavimą galime atlikti tam tikroms vartotojų grupėms, visam tinklui, konkrečiam vartotojui ar skyriui. Galime blokuoti internetinius puslapius bei aplikacijas. Visą tai galime daryti išmaniai. Kadangi galime pasirinkti, kuriomis dienomis savaitės bus blokuojamos programos ar internetiniai puslapiai, kokiu laiku mes tą blokavimą atliksime. Kadangi neretas iš mūsų savo darbinį nešiojamą kompiuterį parsinešame ir į namus, kartais dirbame ir po darbo, ar naudojame jį asmeniniais tikslais, visi šie blokavimai veiks ir už tinklo ribų, tačiau informacija siunčiama į duomenų bazę tik įrenginį prijungus prie tinklo. Taigi galime užblokuoti įvairius socialinius tinklus darbo dienomis, pirmadieniais, penktadieniais nuo 8 iki 5 valandos, o po darbo valandų leisti naudotis tiek programomis, tiek internetiniais puslapiais. Peržvelkime, kaip atrodo šis blokavimas. Gauname konfigūracijos metu įrašytą pranešimą. Gauname analogišką pranešimą. Taip pat iš programų yra užblokuotas Notepad++. Gauname informacinį pranešimą, kuris buvo sukurtas konfigūracijos metu. Vienas iš naujų funkcionalumų vartotojų modulyje yra, kad galime gauti informaciją apie konkrečių domenų lankymą. Ši informacija gali būti gaunama elektroniniu paštu ar įrašyta į logą, bet kuriam vartotojui apsilankius viename ar kitame puslapyje. Štai toks būtų vartotojų modulis. Sekantis modulis būtų audito modulis. Audituoti galime tiek programinę įrangą, tiek kompiuterinę įrangą. Visos įmonės mastu tai atrodytų štai taip. Žinoma, informacija yra surenkama tik iš tų darbo vietų, kuriuose yra sudiegtas agentas. Programinė įranga yra skirstoma į 3 grupės: nežinoma programinė įranga, licenzijuojama programinė įranga ir nelicenzijuojama programinė įranga. Taigi, nežinoma programinė įranga yra dažniausiai gaunama su įvairiais diegimo paketais, tai įvairūs frameworkai ir panašiai, ar jūsų susikonfigūruotos, susikurtos sistemos. Audituojama programinė įranga yra ta įranga, kuriai reikalinga licenzija, ir neaudituojama programinė įranga yra ta įranga, kuriai licenzija nėra reikalinga, kur yra nemokama. Šis modulis padėtų jums apsisaugoti nuo vartotojų, kurie namuose yra pripratę naudoti vieną ar kitą programą. Taip pat jie norėtų naudoti ir darbe, tačiau verslo įmonėms dažniausiai šios programos būna mokamos, o namų vartotojams nemokamos. Taip pat galime peržiūrėti pakitimų istoriją, instaliavimo istoriją, bei daryti snapshotus. Tai yra palyginti turimą programinę įrangą metų pradžioje ir metų pabaigoje ar kitais jūs dominančiais intervalais. Visą šią informaciją galime matyti ir skyrių lygyje,
Per vartotoją ši informacija atrodo štai taip. Programinė įranga lygiai taip pat suskirstyta į 3 anksčiau minėtus blokus. Galime matyti aplikacijų lygyje, failų lygyje, registrų lygyje, custom failų lygyje. Kompiuterinės įrangos auditas atrodo štai taip. Šią informaciją matome tinklo lygyje, visos įmonės lygyje. Taip pat galime matyti ir pakeitimų istoriją. Per vartotoją tai atrodytų štai taip. Matome pagrindinę informaciją apie įrenginį bei detalę informaciją apie įrenginį. Taip pat sisteminė informacija apie įrenginį. Kas labiausiai domina sistemos administratorius, tai kad galime matyti smart informaciją. Taip pat galime matyti pakeitimų istoriją. Prie ilgalaikio turto kelis kartus paspaudę ant kompiuterio vardo galime susigeneruoti QR kodą, jį atspausdinti bei priklijuoti prie kitos darbo priemonės pusės. Administratoriui atvykus, turint nesklandumų su vienu ar kitu įrenginiu, galima nuskanuoti šį barkodą ir gauti visą informaciją apie šį įrenginį. Taip pat yra galimybė įvesti atsakingąjį asmenį, kiek įrenginys kainavo įmonei, iki kada galioja garantija. Be viso to yra galimybė prisekti pirkimo dokumentus bei garantinius dokumentus. Stebėti pakeitimų istoriją, konfigūruoti dominančius priminimus pranešimus. Audito modulis taip pat leidžia administruoti licenzijas. Galime stebėti, kiek licenzijų mes turime ir kiek darbo vietų jau turi šią programinę įrangą įsiinstaliavusios. Jeigu matome netikslumus, visada galime planuoti išdiegimą vienos ar kitos programinės įrangos. Kaip jau minėjau, vartotojų modulyje galime konfigūruoti spausdinimo kaštus, kiek įmonei kainuoja atspausdinti vieno ar kito formato lapą su vienu ar kitu spausdintuvu. Sekantis modulis yra helpdesko modulis. Iš vartotojo pusės jis atrodo štai taip. Tiesiog paspaudžiame ant Aksenso agento, galime patekti tiesiai į užklausas registravimo langą, žinių bazę arba inicijuoti pokalbį su kitu įmonės darbuotoju, pas kurį taip pat yra įdiegtas agentas. Jis veikia elementaraus messengerio principu. Kai vartotojas bus prisijungęs, gaus žinutes, galės mums atsakyti. Taigi, helpdesko modulis tai modulis skirtas teikti techninę pagalbą. Pirmame lange matome diagramas apie užklausų sprendimus, kiek jų yra užregistruota, kiek yra sprendžiama. Galime iš karto registruoti naują užklausą. Užpildome laukus, pridedame paveikslėlius. Galime patekti tiesiai į žinių bazę. Stebėti, kas kada buvo redaguota, kaip keitėsi užklausų vykdymas. Kurti ataskaitas. Žymėti administratorių nedarbo laiką bei iš karto automatiškai jų užklausas priskirti kitiems vartotojams, jeigu vienas administratorius atostogauja. Tam tikros kategorijos užklausas galime iš karto priskirti automatiškai atsakingam administratoriui. Šiek tiek automatizuoti visą procesą, kad jeigu užklausa yra pakomentuojama administratoriaus, jau pradedam skaičiuoti jos sprendimo laiko pradžią. Be viso to, helpdesko modulis siūlo ir nuotolinę prisijungimo galimybę prie įrenginio
bei komandinės eilutės ar kodo paleidimo galimybę. Taigi toks būtų helpdesko modulis. Ir paskutinis modulis būtų duomenų apsaugos nuo nutekėjimo modulis. Turbūt visos įmonės naudojasi mobiliosiomis nešiojamomis atmintinėmis, įvairiais flešais, SD kortelėmis ir panašiai. Taigi juos visus galime matyti sąraše šioje vietoje. Peržiūrėti nesenai naudotus įrenginius. Taip pat aprašyti jų naudojimo taisykles. Galime audituoti mobiliasias atmintines, matyti veiksmus, kas su jomis buvo daroma. Galime aprašyti taisykles, kaip mobiliosios atmintinės turėtų būti naudojamos. Pavyzdžiui, galime leisti tik iš jų pasiimti informaciją, tačiau neleisti iš įrenginio įkopijuoti informacijos į mobilią atmintinę. Ir visais kitais jūs dominančiais atvejais. Per vartotoją ši informacija atrodytų štai taip. Matome, kokie įrenginiai būdavo prijungiami prie įrenginio bei visą prijungimo informaciją. Taigi, jeigu vartotojas įkeltų kažkokį dokumentą į mobiliąją atmintinę, mes matytume to dokumento pavadinimą bei plėtinį, bei dydį. Taigi, kilus nesklandumų, kodėl vienos ar kitos darbo vietos pradėjo nuolat kelti dokumentus, gal mes manome, kad jie yra konfidencialūs ar slapti, visada galime pasiteirauti vartotojui, kodėl buvo atliktas vienas ar kitas veiksmas ir paklausti, kam jis buvo panaudojamas. Tikriausiai ne visoms darbo vietoms yra būtina naudoti mobiliasias atmintines, todėl kilus įtarimams mes visada galime kreiptis į vartotoją, prašydami paaiškinti vienus ar kitus jo veiksmus. Ačiū, kad klausėte.